Šerifas, kad kuo daugiau patikrinimų padaryti. Tu esi aktyviausias žaidėjas mafijos, ne? 10 tas. Aktyviausias žaidėjas mafijos. Jisai vienu metu per 2 stalus žaidžia. Kas pasijungęs? Nes tampa raidą? Daugiausiai žaidėjas. Tai kaip čia galima dar jaudintis dėl kažko, žinai, kaip vis iš Dabar 11 jo. iš šūdo ir kraujo. Ir Vaidas dar yra. O kiek jūsų? Reikia vedėjo vieną žaidėją. Tai Vaida pasiūlė. Jo. Uždarykim duris gal. Man nepatinka. Labai patinka. Bravo, man Tadas sakys, einu į tualetą, bet einu į pirmą aukštį į tualetą. Negalėt žaist, nes Bet tipo... čia Kas nėra. pasijungęs, tu pasipaleisi gerai, nes aš lėksiu. Tu patvirtinai, kad kaip? žinai, ką šausi, tu taip... Ir aš galvoju, kad 8, tu va taip va. Ne, tai aštuntas raudonas. Tai Nu ką, 7 ir paplojam. Bet to nebuvo, esmė. Tu Aš žiūriu į raštučio tu pirštus, toksai. jinai pamačiau dinamiką. Į miestelį ateina Tu naktis. va taip darai. Dėk baudas, Dėk pašalinti iš namo. Pas mus paprastai... Jie žaidžiam, šerą. Marija turi 3 baudas jau, pradedam žaidimą. Tai jau man pakeis tave. Ką tu čia dabar? 4. Visiškai neį temą, karočią. Nu, bet tai gerai, juodas, nu, akyse kryžiukus labai. Žiūrovai komentaruose parašykite, ar Alinas buvo juodas ar ne. Kaip žais tada, kai esi juodas ir padarai žaltonas. Nežais, pasiduoti iš karto. Ne, raudonas veiksmas nenusišau Pasakykite, šerifo. aš juodas ir žaidžiu raudonai. Mano patikimas laimėjo. Blogai su ta kalbinė dinamika, geriau suprasti. Svarbu, kalbėsiu apie pirmą. Neina, okei. Gerai, miestelis miega. Žaidėjas numeris 2, atsikeliam. Žaidėjas numeris 3. Žaidėjas numeris 4, keliamės. Žaidėjas numeris 5. Žaidėjas numeris 6. Žaidėjas numeris 7. Žaidėjas numeris 8. Žaidėjas numeris 9. Žaidėjas numeris 10. Dar giliau miega, nemiega tik tai mafija, atsikelia tyliai Donas ir kartu visa mafija. Kaip man atmylėti, ką man padaryt, pasakyk. Kaip man atmylėti, kai man į dar dega šitiek tau jausmų. Kaip man atmylėti, ką man padaryt, pasakyk. Kaip man atmylėti, tu su tavimi, jie daugiau negrįš. Aš sau kartoju, vis kartoju, žaizdos užgis, bet vėl meluoju. Visas pasaulis griūna mano kambarį. Tuščiapetėlį du vienodi, švarkas, kurį man dovanojai. Mano širdį dar tu tavojai. Ir mafija susidariau miega, Kaip man atmylėti, atsikelia šerifas. ką man padaryt, pasakyk. Kaip man atmylėti, kai man į dar dega šitiek tau jausmų. Šerifas miega, Kaip man atmylėti, ką man padaryt, pasakyk. Kaip man atmylėti, tu su tavimi, jie daugiau negrįš. pirmas žaidėjau, jūsų minutė. Mano naktį buvo tokia mintis ir iš tokia labai ilga minčių karuselė, kaip aš galvojau ir kodėl taip pagalvojau. Tai pradžiai pagalvojau, kad mafija toks žaidimas, kur tu turi šiek tiek savai įstatyti kito žmogaus rolę. Tai aš pradžiai savai vedėjo rolę įstačiau, kai tu žinai, kad turi varyti namo arba kažkur galbūt skubi. Ir tu dėl kitų nupadėti. Čia tokia irgi atrodo kaip supratimas kito žmogaus, jisai dėl mūsų pasiaukoja, mums praėjo žaidimą. Tada mano kita mintis, ką buvo gerai, nes galvoju, normalias minties reikia pagalvoti apie žymą pasakymą, man išbėgti aikštelį, ir tada pradėjau galvoti apie tą Sabonio intervą.
tada pagalvojau, kad ir krepšinis yra toks komandiškas žaidimas, kur vienas žmogus labai neištemsia su rungtynių gali ten tipo pasitaikyti, vis tiek yra labiau komandiškas žaidimas. Tai mano mintis apie tai ir sukosi. Tiesiog galvojau prie vienos temos, prie kitos, minties labai stipriai neišvyščiau. Nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų, jeigu rimtai. Vėliau duosiu pozicijas, ačiū pats. Dėkui, žaidėjas numeris 2. Esu tau vienas. Priimta. Nu ką, žinau, man visa kalba jūsų kaip ir buvo tokia išblaškyta, tokių minčių kratinys, bet aš šiandien lygiai taip pat sėdžiu, pirmajam pirmo sėdėjau, dabar ant antro. Neturiu kažkokių tai minčių, man paskutiniu metu pasidarė tokie, nežinau, šiuo metu man banalūs tie palinkėjimai, kažkokie tai privedimai prie tų kortų, prie spalvų, man jie nebeduoda nieko kažko tai, nei informacijos. Visą laiką yra žaidėjas, kuris pasakys, kas jūs galėjot pasakyti tą kalbą. Jeigu pasakysi gerą kalbą, tai pasakys, kad jūs galėjote ir juodas tą pasakyti ir atvirkščiai. Tai aš stengiuosi dabar kažkaip tai ne pagal tas nulinės kalbas, pagal galbūt patikrinimus, pagal pozicijas kažkokias daugiau, bet ne pagal tą, ką pasako žmogus ant pirmo numerio. Tai va, aš esu raudonas. Įstačiau vieną. Tegul pakalba, Jo kratinys buvo. Kratinys be jokios prasmės, bet kadangi aš esu lygiai taip pat, ką jis pasakė, tai aš... Žaidėjas numeris 3 minutę. Tai šiaip ne taip šeštas ištempė iš jūsų, kad galvojate, jog pirmas labiau raudonas, nes labai trūko to pasakymo. Aš kaip supratau jūsų mintis, kaip jūs vertinat žaidėjus, kad jums ten reikia labiau pozicijos, visa kita, bet jau vat ir yra, tarkim, jau aš jūs turiu vertinti, ar ne, jau jūs turėjot pakalbėti apie pirmą, tai man ir reikia tos daugiau pozicijos. Kai pirmas pradėjo kalbėti, ta pirma jūsų mintis man tokia buvo apie nieką, truputį tokia nesąmonė, galvoju jau kažką, bet tada, kai aš kaip tą antrą mintį sugalvota apie krepšinį, aš galvoju, jau daug minčių, tikrai, aš ir naktį turėjau daug minčių ir aš galvoju, jūs raudonas, nes turėjot ką veikti, kokių, papasakosiu po žaidimo. Ir, apie žaidimą aš nekam. Dabar žiūrėkit, ir paskui jūs toksai sako, vėl, tai va, neturiu ką pasakyti, ir aš tada galvoju, tai jau geriau reikėjo rinktis kaip prieš tai Barmalėjus, kuris iš vis pratilėjo ir buvo raudonas. Tai man tiko jūsų kalba ir nepaisant to, kad jis neiškalbėjo minutės, nes žinau, kad čia bus gal kažkam, kas netiko. Man tas, kad jis turėjo tų minčių ir nebijojo pasakyti, kad paskui nebeturi minčių, aš apie pirmą vis dar šneku. O jūs, kadangi vis tik sutėt su pirmą, jūsų mintis patiko 1-2-3. Žaidėjas numeris 4. Labai neblogai. O aš pasakysiu, ką aš naktį galvoju. Aš naktį galvoju apie praeitą žaidimą, kaip juodas žaidėjas, toksai būčiau lyg. Pagalvoju apie tai, kad dabar vienas iš juodos komandos likau, nes Antanas Vedalava išvažiavo. Ir žinot, koks mano buvo planas, jūs man atsiskleidėt ir tada 9 kartus pabaksnuojat. Ir mano planas buvo išstatyti 10 ir tipo 10 patikrintą juodą ir pasakyti, jūsgi man su 10 atsiskleidėt. Bet aš blogai padariau, kad aš pats po to paklausiu, ką tu išstatėjai, jis pasakė, ir toks, griuvo, nes negalėjau, bet čia būtų geras, sakyčiau, aš ir 10 juodą, išeina 10, o po to neaišku kas. 1-2-3-4 žaidžiu su visais. Nematau problemos sužaisti su juodai žaidėjais netgi, jeigu čia yra juodų, nes tada manęs nešaus. Nematau problemos visiškai. O jeigu čia yra juodų, aš vis tiek įsiaiškinsiu. Gerai, kas juodžiausias? Juodžiausias 2. Tiesiog, juodžiausias 2, nes man taip atrodo. Nes mes žaidžiam kažkaip poziciškai, atrodo trečia juodžiausia, kuris sujungia. Pirmas ten neiškalbėjo, bet pirmas, manau, juodas būtų iškalbėjęs, būtų prisitaikęs. Jūs galit būti juoda, aš ir mane tikrinam. Žaidėjas numeris 5 jūsų minutė. Tai, kad aš tai išpažaisiu 1, 2, 3, 4, 5. Visų pirma, 4 iškart tik tai nusiėmęs kaukę parodė trečiai kažkokią ten informaciją, tai vienas jūs naktį apie tai galvojat ir parodėt. Jau laukit ryto, kad atsikelsit ir galėsit trečiai tai parodyti. Tai dėl to aš galvoju, kad jūs pagal šitą esate daugiau raudonas. Patiko trečios mintis dėl pirmo, kur jeigu tarkim galėtų būti, tai galėtų būti tarkim 1-3 kartu juodų komandai, jeigu būtų vien tik dėl to, kad trečia pasakė, kad pirmas labiau kaip tik raudonas už tai, kad neiškalbėjo mintis ir nebijojo šitą pasakyti, bet aš kol kas panašiai irgi galvoju, plus trečios buvo gera analizė, tai aš nemanau, kad čia reikėtų labai įsimesti ir čia paranojinti, o antras pakalbėjo, tai tiesiog per jūsų kalbą, kai jūs kalbėt ir sakot, aš jau nebenoriu kalbėti, tai jo, jūs iš vis nebenorit kalbėti ir va dėl to sakot, ačiū pasidomu, kiek kartų būdamas ant pirmo, taip ir kartosit ir sakysit. Tai va tiek, žodžiu, aš manau, kad čia visi raudoniai, jeigu galėtų būti, tarkim, pora, tai 1-3, bet žodžiu, žaidžiu su visais, ačiū pas. Dėkui, 6 žaidėjau jūsų minutę. Davai. Jei pradėjom. Aš turėjau abejonių dėl antro žaidėjo truputėlį, nes jisai pradėjo įkalbinėti. Apie pirmą tik analizę, tokia pustuštė. Ir neužtikrintas, ar jau kaip pavargęs tu žaidėjas, dėl to apie antrą truputėlį buvo, bet čia žaidėjų įvažiavo. Jūs truputį nieko nevažiavot, jums 1-3. Aš manau, kad vienas labai raudonas už tai, kad man atrodė, kad panika, kad jisai naktį nesugalvojo minties. Ir tų minčių buvo tiek visokių daug. Ir panika, kad kažkokios konkrečios nėra ir jis iš jos neišėjo.
išėmė, dėl to galvoju, kad pirmas yra raudonas. Iš jų, kad labiau juodas, ketvirtas visiškai raudonas. Penktą gali būti pirmas nesišaudo. Nu, pirmas turėtų nesišaudyti, vieną pašaudęs. Ketvirtas visiškai raudonas, atrodo, paskeitęs taip, kaip jis žaidė, trečia raudona, kaip jinai analizavo, kaip jinai save į stalą įvertė, dėl to jį labiau raudona. O tarp tai 5, jinai sako, 1-3 gali būti ten kažkas juodas arba kartu juodi, bet sako, 3 vis tiek raudoniausia, o apie 2 nieko nesako, kai 2 tirtiniausia turėtume 2 įtarti. Ir laikas. Tarp 5 tam turi būti bent vienas. 7. Žadėjau minutę. Kai čia žaidžia visi traukinukas, o jeigu aš pasimsiu taip nuo 1 iki 7, įdomu, kaip mane įvertins, šaus, tikrins, ar užjuodins, žinai, tai vat vietai. Pirmas kratinys pakalbėjo, moka plėpėti viskas ok. Antras, nematau kažko labai didelio kabliuko, pasakė, kaip ir nuoširdžiai nuskambėjo. Trečia, labai daug laiko skyrė pirmam ir per mažai skyrė antram šitoj vat vietoj, ne, kaip ir kalbėti, analizavo, dar būtų buvus minutė, dar turbūt apie pirmą būtų, bet kalbėjo, tai ten 2 sekundės apie antrą pasakėt. Ketvirtas, jisai kaip ir dabar, nežinau kokia jūs nors įraudonint, prieš tai jisai buvo kaip ir jūras, jis kažkaip pirmų žaidimų žaidė taip ramiai, nebuvo jokio agresyvumo ir visa kita. Dabar jisai toks daugiau plėpys pasidarė. Tai vėlgi klausimas, iš čia atsipalaidavo ar jau įsivažiavo į tą žaidimą, nors daugiau minčių buvo apie praėjusią strategiją, ar kažnais buvo 5. Saugiai pasiėmė visą traukinį, jūs labiau tarinėjate 2 ir 5, man atrodo, ne šitoj vat vietoje, aš 2 kažkaip lyg galit neįtarinėjau, tai aš pažaisiu nuo 1 iki 7. Žaidėjas numeris 8. Visi žaidžia, tai jūs mąstate prie juodo, jeigu mes čia jums liekame juodą. Žiūrėkit, jo, labai sunku kažką dėlioti, gražiai žaidžiat, viskas kaip ir gerai, bet aš ieškosiu argumentų ne kaip 4, 5 ir ten 6 jau pradėjo ieškoti kažkokių argumentų. 4 žaidėjas, nu jūs teisingai pastebėjot, jis buvo šiandien visą vakarą čia, ramus, ten kažką ramiai kalba, o šiandien, va dabar, toksai jau labai draugiškas, jau visi jam patiko, jau taip čia dabar žaiskim su visais ir 7, kai sako, ir dabar kaip bus, jeigu jo, viskas bus gerai, jeigu jūs žaisite, tik tais darykit. Man atrodo, kad too much. 5 irgi prie nieko neprisikabino, tiesiog man emocija labiau patiko 5 negu 4 tikrai. 6 ieškojo kabliukų, rado kabliukų antram, aš antrą irgi matau įtartinesnį, lyginant tiekim su pirmu. Pirmo jautėsi, aš emocijom žaidžiu šitą ratą. Pirmas toksai, nu ir nerandu, tipo, ant galo, kaip užbaigti kalbos. Ir tas toksai natūralus, nuoširdus šeimas. Ir laikas. Žaidėjas numeris 9 minutė. Oi, tai ką man dabar pasakyti, žaidžiu nuo 1 iki 9. Nu baigit, nežinau. Kai ėjo kalbas, aš pasakysiu taip. 4 vietoj greičiausiai būčiau pasakęs žaidžiu 0-4. Vat tada man jau prasidėjo įtarimas. Nes, kodėl taip? Pirmas neiškalbėjo, nors jis labai geras yra šiaip kalbėtojas, tai nebent pagal antilogiką galima galvoti, kad jis iš tikrųjų jaudinasi, ne, bet šiaip įtarimų galima sukurti. Antras ramiai pasiema tą pirmą, nieko per daug nekritikuoja, kur atrodo tikrai galima prikritikti. Trečia irgi laiminga. Nu dar galiu trečią pateisinti. Ir negražiai pradėjo kalbą, viskas tvarkingai. Bet nuo 4 man jau kyla įtarimų, bet kai ir 4 ir tada 5, 6, 7 visus ima, aš negaliu suvokti, kas dedas prie šito stalo, tai kaip tada kažkam turėti pozicijas. Aš norėjau 6 jums pasakyti, kad jeigu jūs turėjote 2-5, pagal lygiai šitos pačius argumentus galime tarti 2-6, ar ne? Nu nes traukinukas. Nes jūs 5 už traukinukai tarėt, bet tada lygiai taip pat galima už traukinukai tarti 7. Nu vienas iš jūsų buvo dar kitas, kad jinai ima kad jinai 1 ir 3 potencialiai tarė. Žodžiu, man tai taip yra 2, 6, 7 įtartiniausi žaidėjai, bet šiaip nežinau kodėl, kai kalbėjo Alinas, man tuo metu jisai atrodė įtartinas, bet dabar nesimuška. Žaidėjas numeris 10. Labas rytas, su dviem kalbėsite. Statau žaidėją numeris 2. Aš nesuprantu tokių dalykų, kaip jūs ten žaidžiat tokiais traukinukais ten ir taip toliau ir nenorit konkrečiai kažką tai duoti poziciją, paaiškinti, kas jums yra juodas, kas ne juodas, nes jūs tiesiog mafijai darote paslaugą, nes mafijai nieko nereikia daryti, mafija savo sėdi, savo čia bambonkės valgo ir jiem dzin. Tai va, aš nesuprantu, kaip ant 4 numerio galima pasakyti tokią kalbą ir paaiškinti, kad galbūt čia mafijai pakalbėjo, viskas gerai, aš žaidžiu su jais, viskas tvarko ir pradeda pasakoti žaidėjas apie kažkokį praeitą žaidimą. Tai ar čia raudonas žaidėjas, tai padeda komandai ieškoti, kas yra mafija. Jūs man galite atsakyti ar ne? 5 žaidėjas sako, viskas čia buvo gerai, tik emocija buvo jūsų gera, bet tai, ką pakalbėjot, man visiškai nepatiko. Nepatiko nei 6 žaidėjas, nepatiko 7 sako, žaidžiu su visais. Nu, ir kas iš to? Ir ką man dabar, kaip man suras spalva? Pas jūs mafija 8, 9, 10. Nu, aš raudonas, tokios nėra komandos. Tai kaip aš galiu jūsų atgal neįtarinėti? Todėl žaidžiu 1, 2, 3, 9, 10, tokia komanda. Pakalbėjo visi žaidėjai, perinami balsavimo fazę, gestikulacijos neleidžiamos, išstatytos kandidatūros 1 ir 2. Tokia tvarka ir balsuosim, 1 ir 2. Kas balsuoja už žaidėją numeris 1? Ačiū.
5 balsai. Kas balsuoja už 2, likę 5 balsai. Po 30 sekundžių pirmą žaidėjau. Norėčiau patikrinimo neringos, nes man tiek iš kūno kalbos, tiek iš savo kalbos nelabai pasirodė raudona. Atsitriau formaliai, nes aš, toks, jis kaip ir leitina man, bet dažnai pagaunu, kad jis būna mane įma į komandą, žinodamas mano spalvą, dėl to kartais būna įtariu. Įtariu 2-5, ketvirta kalba man irgi buvo įtartina, nes taip pat tu kalbi apie, mažai naktinių minčių, manau, pasaulina buvo, dėl to šiek tiek gali būti tartinas, nes ant ketvirto reikia labai apie nakties mintis šnekėti. Tai va, 7 apie tą pagalvojimą, jinai pasakė, ką visi tam pasakė, bet nepasakė savo konkrečių argumentų, kodėl manau, kad aš žaidėjas toks arba toks. Antrą žaidėjau. Aš galvoju, kad tarp 9-10 turi būti Mafas. Man nesuprantama, kaip 9 pasako 4. Jūsų vietoj būdamas būčiau sužaidęs 0-4, o paskui užbaigė kalbą, kad 2-6-7 jam juodžiausi žaidėjai. 10 sužaidė 1-2-3 ir 9. Nesuprantu to dalyko. Aš pagalvojau, kad 3, kai užvažiavo, mane nelabai patiko, 4 sužaidžia su 3, žaidžia prieš mane, o 6 sako, kad 4 yra raudonas. Man čia briedas. Aš galvoju, kad tarp 9-10 turi būti juodas žaidėjas, nes jūs negalėjote sužaisti komandų 1-2-3-9. Pakalbėjo abu žaidėjai, pereinam į pakartotinę balsavimą. 1 ir 2. Pasiruošėm balsavimui, kas balsuoja žaidėjai numeris 1. Ačiū, 5 balsai, 4 balsai 2. Kas balsuoja, kad pakelt abu 2 žaidėjus, 0 balsų ir į miestelį ateina naktis. Žaizdos užgis, bet vėl meluoju, visas pasaulis griūna. Nemiega, tai Mafija pasiruošė ginklus, skaičiuoju Mafijai. Žaidėjas numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atskiria toną ir ieško šerifo. Tona tam atsakymą nemiega. Atskiria šerifas, ieško Mafijos. Ir pirmas nušautas žaidėjas turi geriausią spėjimą. Žaidėjas numeris 10. Kaip priimkit geriausią spėjimą, 2-4-6. Ir jūs atsveikino minutę. Nesuprantu, kaip antras žaidėjas gali pasakyti, tipo, kad tarp 9-10 turi būti būtinai vienas juodas žaidėjas, tai tarp 9-10 gali būti 2 tada juodi žaidėjai pagal jūsų logiką, nes aš sužaidžiau su 9, bet kodėl jūs tik vieno ieškot? 4 įtartina kalba, o 6 tiesiog patikrintas juodas. Tai va tokia yra informacija. Aš ne šerifas, man atsiskleidė su 6 patikrintų juodų ir 2-4 aš įtariu, dėl to paaiškinu, nes aš sužaidžiau su 2, pagalvojau, kad galbūt antras yra labiau raudonesnis. Jums, žiūrėkit, yra informacija, 6 patikrintas juodas, man atsiskleidė su 6 juodų. Kai bus kažkokia kita versija, tada ir galvokit, kad jų šerifas 9 patikrintas juodas. Tai kodėl ne mane tikrinot, aš pastiprinau 9 poziciją. Tai mane turėjote tikrinti, aš pastiprinau 9 poziciją, aš sužaidžiau su 9 žaidėjai. Gerai, 9 atsiskleidė su 6 juodas. Tai patys dabar aiškinkit, jūs turite paplojam žaidėjai. Manau, 9 labiau šerifas. Ir grįžta tikrasis vedėjas. Tai bet ten reikia iki pirmo nušauti. Jie negali pažiūrėti. Kalbas pradeda žaidėjas numeris 2. Statau 9. Priimta. Pasakiau, patikrinimas tarp 9. Man ne vienas juodas žaidėjas, kaip jis pasakė, man tarp 9-10 yra juodas žaidėjas. Ir aš nesuprantu, kaip 10. Man iš pradžių patiko jo pozicija, bet kaip jis užbaigė, visai nepatiko. 9 užžė komandai, kad jisai pasako, aš 4 vietoj ant 0 būčiau sužaidęs 0-4. Vadinasi, tu įtari 4. 6 sako, kad 4 yra pats raudoniausias, patikrina 6.
kokiu būdu galima patikrinti 6, kuris pasakė 4 pats raudoniausias, o jam ant 0, 4, nu, realiai turi būti juodas. O jam juodi 267 kažkodėl tai. Kodėl 267? Nu, išstatau 9, aš patikrinau 9. 9 yra juodas žaidėjas. Galit pradėti kažkokius tai balansus, aišku, pradėsit nuo 6, darysiu patikrinimus, bet, nu, patys pagalvokit. Iš kur komanda 267? Pirmam labai tinka, kad 246 toks juodas žaidėjas, ne? Aš patikrinsiu pirmą. Ačiū, jūsų laikas baigėsi. Klausome trečios žaidėjos. Labas rytas, statau žaidėjo numeris 6. 6 pinta. Kai 10 labai varė į 4 žaidėją ir aš pagalvoju, kai jūs sakot, jeigu čia yra mafų, tai gerai, aš su jais žaisiu, tada nesišaudysiu ir kai jisai galvoju, kaip jisai varo, tai kaip tik tada jūs galite iššauti, nu, tokia mintis. Bet dabar žiūrėkit, 6 žaidėjas aiškiai pasakė, kad įtarė 2-5, 5 sakė įtarė 1-3, dabar antras jau nori įtikrinti pirmą. 6 įtarinėjo 2-5. Tai kad 2-6, nu man sudėtingai rišasi, bet kol kas žaisiu balansą, paklausysiu kas kaip. Įdomu, kodėl jums tinka 2-6, nes man gerai, yra 2 šerifai, neaiški pozicija, aš žaisiu balansą, žiūrėsiu, turiu patikrinti, o jūs toks iškart, lyg jau norėtumėt pasirinkti tam tikrą versiją, todėl man klysta. Anulio galvot, kad 9 raudonas, o man kaip tik ne, nes vat, būtent ten 9-10 jie varė į 4, kur aš laikiau 4 raudonesnių, nebent dabar keičiasi pozicija, kad 4-9 gali būti juodesni, jeigu 10 nusišovė, kuris varė ant 4 labai, nes man buvo keista, kodėl jūs būtent į 4 važiuojat, o ne tarp 1-3 ir 2-5 ieškoti jėgų. Marija, gaunate pražangą už kalbėjimą po laikas. Klausome 4. Tai klausimas, kada mes užsakėm 10, jisai pusę minutės kalbėjo, ten pusę minutės praėjo, po to MS pavarė ir tada aš galvoju, jo, reikia tada po papilą, ne? Jūs mane įtarėt su antru, nes antras kaip pradėjo, kai pakalbėjo visi, aš pasakiau, kad antras tarpniausias, antras parodė 4 neraudonas, todėl mane gal nelabai turėtumėt. Man tai labai lengva kol kas, aš tikrai prieš 6, easy, ir žiūrėsim, nu, pas jūs komandą dabar malėjau su 9, kas, pirmas tikrai stoguoja 9, tai 1, 9 ir kas dar, 7, 4, 5. Neturiu kažką per daug pasakyti, nu, akivaizdu, kad su vienu mafu greičiausiai sužaidžiau, tai tas mafas 2, aš labiau 9 irgi šerifu tikiu. Bet jūsų veiksmas buvo, man atsiskleidė raudonas, aš taip supratau. Ar jūs tik paprašėt, kad jums atsiskleistų? O jums nėra prasmės atsiskleidinėti. Nėra prasmės jam atsiskleidinėti su 9 juodu, jūs galite tikėti, jisai turi šauti. Klausome 5. Gerai, tai 6 įsibalsuos. Esmė tokia, kad buvo sakymas, tarkim 6 prieš naktį parodė, kad pirmas tikrinasi. Tai gali būti -1. Tai... Nu, jūs, tai ta prasme, nu gerai, nežinau, žodžiu, esmė tokia, kad jūs išeisit ir pirmas man irgi tada įtartis, kodėl jūs tada tikit iš karto 9, kad jisai yra šerifas, kai jūs prašyt mano patikrinimo, o ne 6, pavyzdžiui. 2-6, jūs, tai taip, 2-6, ne, nu, gal jūs žaidžiat kitoje versijoje ir tiesiog slepiatės, nu nežinau, labai sunku dėl to, kad čia mes visi su visais sužaidėm ir dabar neaišku niekas. Bet žodžiu, 6, aš būčiau naktį irgi pagalvojusi, kad 4, ir šiaip, kad 10 nusišovė, tai Alenai, nu jūs šaudytumė 10, nu jums būtų naudinga. 10 sekundžių? 10, nes jūs 10 jeigu žaistų, taip pat ir žaistų prieš jūs stipriai, nes jisai tik vienintelis prieš jūs taip stipriai ir pažaidė. Tai, nu toksai taip, kad 2, 4, 6 galbūt čia yra. Laikas, klausome 6. Štatau 9, žiūrėkit, paaiškinu. 10 žaidėjas žaidė visą laiką, nu, vedė, ne? Ir jisai nušautas. Kam 10 yra naudinga nušauti, man jokio skirtumo. Ašgi sėdžiu gale, nu, per vidurį, man jokio skirtumo. Bet 9 ir 1 uždarinės stalą, jiems naudinga, kad 10 tarp jų nebūtų. Štai 9 štai 1. Vienas dalykas. Jeigu man pasako, kad aš esu, jūs sakot, kad rožiai ten patikrino 1, gal daug užsakymą, bet aš turbūt ir šerifas. Jisai pasakė, kad 6 patikrintas jos, aš tyliu. Paskui matau, antras man atsiveria, aš sakau, aš esu patikrintas rudas. Sako, ne. Jeigu ir antras tada atsiverinėja. Jeigu jūs mane turi patikrintą juodą, greičiausiai 9 atsiverinėja, nes ten, nu, šalia susituksena, nes kažkaip, nu, taip greitai atsiverinim. Tai jeigu jau turi 6 patikrintą juodą, kam antram irgi pasikelt ant stalo, 10 sekundžių ir pasakyti, kad jis yra juodas. 2-6 ant paviršiaus dabar, mes aš nušavom 9, ką daryti? Dėl to 9 yra juodas, ir 10 mes nešavom. Mums nėra tikslo 10 nešavom. Klausome 7. Labas, miestelį.
kadangi informacija yra tokia, kad tik turime vieną juodą, tai pažaisiu aš irgi balansą. Tai sakau, žaidėją numerį 6, paskui pasižiūrėsim, kaip ten tikrinimai bus ir toliau. Aš dabar dar galvoju, ar galėtų būti, tarkime, vienas irgi įtarimųjų sąraše. Galėtų. Jis sako, man įtarimųjų, man atrodo, jis įdėjo 6, 7, dar ten kažkur toje vietoje. Įsistatė papilui 2. Bet tada jeigu 2 rodo 9, tai 2, 6 turėtų tada būti raudoni iš tos pozicijos, o 1, 9 galėtų būti juodas, tarkim, pagal 6 asmenį. Aš sakau, kol kas žaidėjo numeris 1. Šitoj vietoj. Tai patikrinkit mane, man labai gerai. Kitas dalykas, kaip Žymas sako, jūs visi čia man įtarimieji. Jūs taip savo komandos ir nepasakėt, kai paklausiu, kas jūsų komanda pradėjo 1 ir nusišypsojate. Dabar padėliokit irgi, kas jūsų yra komandai. 3 neįtarinėjų, kalba patikimai ir taip toliau. 5 irgi eina ten, kaip ir aš dažniau kartais tai darau asmeniškumų, tai kol kas sunku vertinti, o Aleno irgi, nežinau, aprimo. Laikas, klausome 8. Labas rytas miestas, savo žaidėjo numeris 6. Balansas pirmiausia dėl to, bet žiūrėkit, 6 argumentai kokie. 9 ir 1 mafai kartu, dėl to iššok per vidurį, tarsi ne šalia sėdi tas 10. Kodėl tas 10 turėtų trukdyti 1 ir 9. Ir argumentas į 1, 6 buvo už tai, kad jie nušovė 10 už tai, kad trukdo. Dar nėra šaliagi. Yra dar ir vidurį šitas vedėjas. Aš sakau, 6, mano manimu, dabar turi išeiti, toliau, kas gali būti komandai. Nu jo, tai jeigu 6, tada bus 9 ir bus 3 kažkas, iš kitos komandos bus 9, nežinau, su kuo, tikrai sunku sudėlioti komandas. Tada nepalė komandas, jos palė tai, kas man įtartiniausi žaidėjai. Įtarimus sukėlė 4 nuo pat 0, 5 sukėlė dabar įtarimus šitam rate. 10 sekundžių. Aš daugiausiai dėmesio akis kreipiu čia iš emocijų, nepalė komandas, atrodo 7, 1 stipresni žaidėjai, iš šerifus nebalsuosiu. Tai išeina 6, žiūrim patikrinimus. Klausome 9. Taip, aš pats pasakiau per savo nulinę kalbą, kad man 2, 6 ir 7 yra įtartiniausi žaidėjai, ar ne? 2 atrodė daugiau, kam įtartini, tiek Alinas buvo pasakęs, kad jam 2 įtartinas, tiek daugiau, kas sakė, vat vienintelis tik tai, kad 10 pasiėmė 1, 2, 3 į komandą. Bet tada tarp 6 ir 7 tai buvo užtraukinuką, aš turėjau argumentus, tarp 6 ir 7 aš pagalvojau, kuriam labiau norėčiau atskleisti, jeigu patikrinęs rasiu raudoną ir pagalvojau, kad bokštą, nes galvojau, gal jis mane ištems labiau, ar ne? Nes, tiesiog man atrodo, kad stipresnis žaidėjas ir stipriau mane ištems. Už tai tikrinau 6, už tai atsiskleidžiau iš karto 10, iš pat ryto, ta prasme, ir jisai iš karto šitą pasakė. Aš 6 kartus sustaksinau jam į koją. Labai gerai, kad 2 iššoko į paviršių. Norėčiau, kad visi parodytumėt, ką man tikrint. Aš taip laikiausi 2, 6, 7, man pagal įtarimą tas ir yra. Jo, kas dar? Parodykit visi, ką man tikrint. Išskyrus 2, 6, jie neįdomus. 3, 4, 5, parodykit, ką tikrint. 10 sekundžių. 3, 5. Ką tikrint? Vis tiek dabar aš šausiu, tai jokio skirtumo. Laikas, klausome 1. Parodžiau, kad 9 yra raudonas per Alino kalbą, nes jis rodė gestus per 3, 4 kalbą, jis labai agresyviai ėjo instalą. Dėl to man tas dalykas patiko, aš iš karto parodžiau per Alino kalbą, kad 9 raudonas. Kitas dalykas, aš žaidžiau prieš pradžią 2, 4, 5 ir po to sakau, kad 7 gali būti tartina, nes jūs savo argumentų nepasakėt. Ir žiūrėkit, jeigu čia iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, 2, 6, 7, tai aš po antro kalbos parodžiau, kad 2 man neraudonas, nes tipo, ten mane labai lengvai pasiėmė, aš žinau, kad mano kalba nebuvo labai stipriai ten gera. Ir 6 tinka ten žaisti traukinuku ir 7 tokia, o tai jeigu aš pažiūrėčiau, jeigu aš būčiau juoda, jums neturėtų kilti klausimas, jeigu aš tarkim žaisiu traukinuku, jeigu jūs esate raudona, jūs darot stiprų savo veiksmą ir žaidžiate traukinukė ir pasakot savo stiprią poziciją, o ne tai, kad tas pakalbėjo apie tai, tas pakalbėjo apie orą, tas pakalbėjo apie užuolaidas. Ne, pasakykit savo poziciją, kas jums yra įtartini. Manęs galite netikrinti, aš kol kas įsiprašau pas 9 komandą, aš manau, kad patikrinkit 7 ir manau 2-7 labai reali trojkė, kur dabar 7 irgi sėdėti po mane, kur yra 6 patikrinimas, nors pradžiai sako, tinka tipo į balansas. Jeigu 7 raudona, manau, kad 3-4. Arba 5, pavyzdžiui, kokia. Laikas. Visi pasisakėt, perėmė balsavimą, išstatytus kandidatūros 9-6-1. Kartoju, 9-6-1. Pasiruošim, kas balsuoja prieš 9. Ačiū, 2 balsai, kas prieš 6. Likę balsai. Tai žaidėjas numeris 6, sveikinimo kalba. Manau, varmalėjau, kad 8-9-1, kažkas tokio labiausiai komanda. 8 neaišku, kodėl 10 šalia 10 nušovęs 9 ir 1 uždarinėja stalą. O jeigu 8-9-1 uždarinėja stalą, jiems dar yra geriau. Tai va. Vėl pasikartosiu pačiais, jeigu aš esu patikrintas juodas ir žinom, kad 9 labiausiai šerifas į tą pusę, 2 neatsivirinės ant stalo ir neprisiduos 2 juodų. Šitas argumentas yra. Kai pirmas parodė, kad 2 nėra neraudonas, aš irgi sakau, kad 2-5 ten yra neiškiausia. Aš pastiprinu poziciją į pirmą poziciją pastiprinu, kad 2 yra neraudonas. Ką? Kodėl?
kodėl netikrinu 9, kodėl 10 man netikrinu. Nu, aš, ne, žiūrėkit, klausėt jo, ką jis tikro ir panašiai. Motyvacijos Barmalėjos patys žino, kokie būna pas jį patikrinimai, kaip jis žaidžia kaip šerifas. Dėl to šitą ne visą laiką reikia pateisinti, ieškoti kažkokios logikos. Tai va. Labai pirmas 9 takuoja 7, mano stiek labiau raudona bus, pirmas takavo 5. Ačiū, paplojame. Gaunam 2. Naktis. Kaip man atmylėt tave, ką man Mafija pasirašė ginklus, skaičiuoju mafijai. Žaidėjas numeris 1, numeris 2, numeris 3, numeris 5, numeris 6, numeris 7, numeris 8, numeris 9, numeris 10. Atmūna toną, tieško šerifo. Kaip man atmylėt, tu su tavimi, jie daugiau negrįš. Ačiū Donui. Atmūna šerifas, ieško mafijos. Kartoju, žaizdos užgis, bet vėl meluoju, visas pasaulis griūna mano ką. Labas rytas, mafija nužudė numerį 4, jūsų atsisveikinimo kalba. Raudona pas jūs. O paskui 8 raudonas. Taip, tai dabar aiškinamės, Barmalėjau pas jūs juoda komanda. 1, 9 ir kažkas tarp 3-5. Faktas, kad 3-5 yra mafas ir taip suprantama, bet kas? Nes aš sužaidžiau 1, 3, 4, bokštas sužaidė su manim, jeigu bokštas juodas jam tinka. Kodėl aš šaudausi? Aš galiu būti dar su bet kuo, laisvai. 7, kas? Palauk. Kas šerifas? 9. Todėl galite išsivesti dabar pirmą ir pratęs žaidimą, bet Barmalė, blemba, tarp 2, 3, 6 arba 2, 5, 6, o kita komanda 9. Ačiū, plojame 4 žaidėjai, paliekate stalą, kalbas pradės numeris 3. Labas rytas, nu žiauriai sudėtingai, nes aš ir 4 jie bijo juodų komandas. Palaukit, 10 paliko 2, 4, 6, o paskui jūs irgi klausėt, ką tikrint. Ir aš galvoju, man reiktų, kad jūs 4 patikrintumėt, nes jisai tik galėjo 10 nušaut, kaip ir jūs tokias mintis sakė. Bet tada aš galvoju, ne, nes 4 jūsų komanda labiau dedu. Įstatau 9, įstatau 1. Nu, tipo, dabar jūs turėtumėt išeiti, todėl kad nesibaigtų žaidimas 3-3, todėl kad aš nežinau, kas iš tikrųjų yra šerifas. Ir jūs nei vienas neradot, jūs esat visiškai apsisprendęs. Nu, tai mes rizikuosim išvesdami pirmą žaidėją, bet tada būtų informatyviau, kad jūs toliau duotumėt patikrinimus. Nes jūs suprantate, aš nežinau, kas yra šerifas ir man yra baisu pralaimėti 3-3. Jūs duodat 7 patikrintą raudoną, jeigu 1-9 kartu, tai tikrai neprašysit ant savo juodos patikrinimo ten musikuodami, tai kad 1-7-9 nemanau, todėl galvoju, tada jinai gali būti raudona žaidėja. Jūs duodat 8 ar 2-6-8, gali būti komandoje, nu galima pasvarstyti, bet kas yra tada 5, kodėl 4 sako, kad 3-5 būtinai turi būti juoda. Kas? Klausome 5. Nu, aš irgi šito nesupratau, tai bet kartais galėtų ir paaiškinti, nes reiks suvesti tokius dalykus. Įstatau žaidėją numeris 1, nu tai jeigu jūs pasirinkote poziciją ir žinot 100%, tada gal išsaugosim tada 9. Jeigu jūs jau esate toj pusėje ir tikit, kad gal tada jūs esate. Žodžiu, nežinau, esmė tokia, kad vis tiek tada kitos komandos nėra su 9, kas gali būti, aš tai pagalvojau, kad Alinas sako, kad tarp mūsų 1 juodas, tai tada 1-3-9. O kaip pasakau, kad 1-3 galėtų būti kartu juodi. Nes kitas dalykas, dabar kodėl antras neduoda 8 juodo? Kur atrodo 6 jau pasakė ir mes tiesiog įsimestume 8, o jisai duoda, antras duoda 8 raudoną. Tai man šitas argumentas yra, nu, toksai, todėl aš nežinau, esmė tokia, kad, kad tipo jūs nusišautumėt, tai yra, nei nusišautumėt, tai išbalsuotumėt. Ir dar jūsų tas toksai šaudosi 2, nu, tai tas va, šitas va ir užsakymas ir bus, 10 sekundžių. Ką pasakau, plus 2, tarkim, ir šaudosi 4, ir nusišovė 4. Nu, nes jūs pasakėt šaudosi 2 ir... O 6 pasakė, kad šaudosi 9. Laikas, klausome 7. Visą laiką lengviau, kai netikras šerifas būtų tave juoda, tada būna apsispręsti kaip. Aš dabar, pavyzdžiui, galvojau, 10 atsikėlės iš karto įvardino 2, 4, 6, tai tarkime 9 versija kaip ir liktų, kad jis naktį patikrino 6 ir pasitukseno, ne, šitoje vat vietoje. Nes jis įklijavo, nors įtarinėjo stipriai ir mane su traukiniu. Kas yra antras? Antras klausia, kad tikrinti, sakau, tikrink 8, tada pirmas reikia 9, tikrink 7. Tai va šitoje va vietoje. Žodžiu, man žiauriai sunku. Aš dar ėmiau pirmą.
nerado Juozo žaidėjo, jeigu tu žiūrėti, ne? Nei tikras, nei netikras nemetė, tai dabar balansas turėtų išeiti kažkuris tarp jų, nes mes nežinome, kai vaiksis. Jeigu Marijos pasiūlymų turi išeiti Vytautas, bet nori 10 sekundžių. aukotis pirmą žaidėją šitoje vietoje. Sunku. Laikas, klausome 8. Ok, man 100% tinka, pagal Barmalėjo išmetimas dabar akivaizdžiai sužaidėm balansą. Bet ar tikrai pirmas bus būtinai komandos su 9? Ar negali būti pasiklydęs? 9, jeigu išvesim, mes nesudarysime tos komandos, tada nežinosim. 9 dabar turi juodas 2, 6 ir jam reikia 3 juodo. Pirmas. Pirmas, antrą juodas pražangą. kartu su antru, su kuo? Pirmą išvesti. Jums gaunasi. Nu taip, aišku, čia pirma logiškiausia, bet jis gali ir klyst. Nu tipo, sunku labai, sunku. Neapsisprendžiu tikrai, ką daryti. Nes aš ir nenoriu pralošti, noriu sužaisti balansą ir bijau, kad Raštutis yra užsikabinęs raudonas žaidėjas, užsikabinęs klaidingos versijos tiesiog. Kas gali būti kartu juodas tada? 9 gali būti kartu juodas su, pavyzdžiui, 5 ir 7. O kodėl negali būti su 5 ir 7? 9? Laikas, klausome 9. Oi, Barmalėjau, prieisit lieptą galą, čia neužilgo jūs, taigi toj pasimatys pagal šaudmus. Žiūrėkit, 3 ir 5 ir 8, tai jums reikia kaip ir apsispręst. Pirmas aukojas lipa ant stalo, nu okei, aš nenorėčiau, nes aš jį laikau raudoniausiai iš čia visų. Dabar Neringa, sakau, kodėl ieškom tarp 3 ir 5, turi Alinas argumentų, kodėl ieškom ir tarp 3 ir 5. Nu tai turi, nu jam taip įsiskaičiau, nes aš daviau čia raudonų, davė logiškiausia, kad fake šerifas duos papildomą raudoną žaidėją, kurį jis bando pirkti. Nu taip yra tiesiog logiškiausia ir viskas. Ir tada labiausiai sutarimas yra tarp 3 ir 5. Aš, pavyzdžiui, nors Raštutis man rodo tikrinti 8, bet aš daug labiau dabar galvoju tikrinti tarp 3 ir 5. Ir mano versija yra tikrinti 3, nes nenusišovė tas, kas turėjo, tai aš manau, kad jie susistukseno. Mano dabar tiesiog versija, bet iš viso šito stalo, man įtartiniausia yra 3. Ir 3 ką jūs išstatėt? Nu, kame logika išstatyti šerifą? Va, bent jau 5 žaidėja, kurią aš irgi šiek tiek įtariu, bet, nu, nes man taip lieka, ar ne, tarp 3 ir 5, bet 5 bent jau išstatė pirmą, kas yra logiška. Tai balansų išmesim pirmą, 3 aš jūs tiesiog dabar labiausiai įtariu prie stalo ir viskas. Laikas, klausome 1. Jūs turi statyti, nes iš jo versijos kito juodo nėra. Aš manau, kad 5 gali būti pasimetus. Žiūrėkit, jums nekilo, jūs sakot, kodėl 9, kodėl 2 neduoda 8 juodo? Kodėl 9 neduoda 7 juodo? Kodėl? Stau vieną, aš pasiaukosiu, nes mums reikia patikrinimo ir aš manau, kad gali būti 8 paslėpęs, kur pradžiai jie būtų ten sako, davai patikrinti po 8, kad po gal jūs netikrintumėt, tai aš jūsų vietoj tiesiog... Bet tai kaip šerifas gali duoti savo raudoną? Ką? Ne, žiūrėkit, jūs raudoną jūsų patikrinimą reikėjo... Man toks yra dalykas, kad 3-5 abi raudonas ir kad 8 nes žiūrėkit, 8 savo kalboje sako, blemba, o gal pirmas pasimetęs raudonas, man atrodo, kad jis kaip juoda žino mano spalvą kaip raudoną ir taip dėl to taip sako. Dėl to, žodžiu, stau vienas balsavimas tarp 2 ir 1. Reikia aš aukosios dėl 9, galiu padaryti labai grubę klaidą, bet tiesiog man jis kaip nuo 0 kalba, plus jis dabar sako, ten stukteriu koją, nu man jis žaidžia kaip, aš kiek esu matęs jo žaidimų kaip šerifas, aš manau, kad jis labiau šerifas. Ir aš manau, kad labiau pasitikrinti 8 reikėtų, nes davė 8 raudonus, galėjo juodų paduoti. Pasitikrinti 8 ir po to žaisti. Laikas, klausome 2. Dabar balsuojame 9. Nenorit pralošti 3. Nu, tada įsivedam 1. Aš patikrinsiu 7. Aš galvoju, kad patikrinsiu 7, nes 7 sužaidė, žiūrėkit. 7 sužaidė komandai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasako, kad už jos daug juodų žaidėjų, jis patikrina 6. Kažkodėl tai. Aš noriu patikrinti, dabar išeina 1, o aš patikrinu 7. Nu, o tai kas tada juodė? O aš patikrinsiu 7. Paprasčiausiai jisai duoda ją raudoną, po to, kai randa 6, jisai duoda ją raudoną. Kam? Nu, tiesiog. 3 man daugiau raudona, jisai dabar ją nori patikrinti dėl to, kad jinai statė jį. Akivaizdus dalykas, pagal jį išėjo juodas žaidėjas, jinai privalo įstatyti jį, kadangi jis yra balansas tiesioginis, vienintelis balansas tarp šerifo ir juodo patikrinimo. Aš tikrinu 7. Viskas. Ačiū. Ačiū. Visi pasisakėt, perėmė balsavimą. Įstatytos kandidatūros 9, 1 ir 2. Kartoju. 9, 1 ir 2. Bauda antrą raštą. Kas balsuoja prieš 9? Ačiū. Balsų nėra. Kas balsuoja prieš 1? Ačiū. Laikome 1, 2, 3, 4 balsai. Ir prieš 2 likę 3 balsai. Žaidėjas numeris 1, 4 balsai, sveikinimo kalba. Gerai, turiu versiją.
Aš žinot, kas yra, jeigu mes laimėsim, kaip rodo 9 šerifas, aš džiaugsiuosi, kad aš tokį veiksmą padariau, kad dėl jūsų pasiukau, nes reikim patikrinimą. Bet dabar manęs klausot, nes dėl jūsų pasiukau. Kas tai mane rankas dėjo? 3, 5, 8. Nu, blemba, jeigu varai, tipo, jeigu grybauju stipriai, 8 pasitikrinti. Gerai? Žiūrėk, duodu kažkiek rūdumą, kad aš pasiaukojau, ar ne? Kad šerifas padarytų patikrinimą. Tai pasitikrinkit 8 ir tada tarp 3-5 spręskit pagal savo intuiciją. Aš žinau, kad 5 labiau raudona, ir prieš mane ten gazuoja ir visą kitą, nu... Kartais jinai visą laiką raudona būdama ten tokia komanda. Jeigu aš sėdžiu ant 1 arba 3, visą laiką 1-3 juodi turi būti, jeigu jinai raudona būna. Nes pasakė, aš net nusijaukiau ant nulio. Bet 8 pasitikrinkit dabar, nes jisai man atrodo mano spalvą žinojo. Gerai? Tik 8 ir neparanojinkit. Ačiū pas. Ačiū, paplojam pirmam žaidėjai. Naktis. Labas rytas ir rytas visiems labas, nesusišaudimas. Kalbas pradeda numeris 5. Gerai. Patikrintas 8 patikrintas iš abiejų pusių. O jūs davėt 7 juodą, taip? Bet jūs labai prieš tai irgi tarinėjot 7, ne? Ne, kai jūs kalbėjot ant nulinio, tai jūs labai stipriai tarinėjo 7, tai todėl labai sunku suvesti šitą dalyką. Įstatau 2. 2 priimta. Tai aš nežinau tada prieš ką balsuoti, nu tai jūs duodat 7-9, man netrodo labai gera komanda dėl to, kad 7 įsitarinėjo ant nulio. Nu ta prasme 9 prieš 7 žaidė ant nulio. Ir dabar galvoju, kas gali būti, nu tai tada gali būti 2, 3, 6. 2, 3, 6, tai tada gaunasi, ai ne, jums gaunasi 10 2, 3, sekundžių. 6 iš vienos pusės ir tada iš kitos pusės 9, 7, 1? 9, 7, 1. Laikas, klausome 7. Išstatau 2. 2 priimta. Patvirtinta tai. Aš kaip ir sakiau, duokit mane judą, man bus lengviau apsispręsti labai gerai. Dabar tik galvoju, įvyko nesusišaudimas. Tai ar 2-5 gali būti, ar 2-3 nesusistukseno šitoj vat vietoje, ne? Ir bandau parinkti argumentus, kodėl 5 išstato 2, toks kaip ir veiksmas pabėgti. 3 išstato 9, bet balsuoja prieš 1. Aš prieš 1 nebalsau, nes galvoju, nu man kažkaip tai išvesti neaišku žaidėjai ir aukot, tarkim, raudono, okei. 2-3 galbūt įtikimesnė komanda, bet kodėl nesusišaudė? Ne, šitoj vat vietoj dėliočiausi. Kodėl tada nesusišaudė? Nenorėjo šauti ko? 8? Ar vienas šovė į 7, kitas šovė į 8? 10 sekundžių. Nu, aš kol kas dabar prieš 2 turbūt teisiu, nes aš neturiu kol kas didesnių pasirinkimų, man bus saugiau išsimesti, nes aš tikrai esu raudona. Ir pirmas prašė patikrinti 7, tai tada aš patikrink 8. Kas? Klausome 8. Labas rytas mieste. Antras negali būti su 5 komandoje. Negali būti komandoje su 7, nes 7 patikrintas jums juodas. Negali būti su manim, nes aš esu pusiau raudonas, negali. Tai vadinasi, antras turi būti 1, 2, 3 komandai pasilikti, kitaip aš neįsivaizduoju. Bet nesusišaudimas įvyko ir čia gali būti jūsų argumentas tiesiog. Viena teorija tokia. Kita teorija, gerai, jūs tada turite savo komandą, jūs turite 9, 7 ir 6 ir 1. Ir 1 buvo juodi iš jūsų komandos. Gerai, aš statau 7, kad būtų įstatyta, išstatau 3, kad būtų iš abiejų pusių išstatyta. Tarp 3 ir 7 aš įsivaizduoju, kad dabar turėtų vykti balsavimas. Taip, žiūrėkit, 3 ir 7, nu jo, galim ir šerifus išbalsuoti, nesvarbu, jau dabar visus komandos dėliotus. 10 sekundžių. Galim daryti balsavimą iš to 9, iš to 2. Mažiau ir sunku apsispręsti. Bet aš kažkaip pradėjau galvoti, kad gali būti, kad antras neturi su kuo būti komandai. Laikas, klausome 9.
Žiūrėkit, 8, ar ne? Jūs iš abiejų pusių patikrintas raudonas. 8, paskui paskalbėsit. Jūs iš abiejų pusių patikrintas raudonas, suprantat, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, kodėl aš nenorėčiau nueiti nuo stalo ir kodėl tokiu atveju, jeigu jau nori 9, tai tada galite aukoti geriau 7, nes aš turiu pasitikrinti tarp 3 ir 5. Aš irgi šiaip prieš tai, aš tikrai labai įtariu 3, tik tai dar nesuprantu, kaip čia nesusišaudimas. Nu čia kosmosas. Tai žodžiu, jeigu jūs tikit manim kaip šerifu, dabar nuvedam 2 žaidėjų nuo stalo, jeigu jūs netikit, balsuojam prieš 7. Aš siūlau daryti tokį pasirinkimą, tarp 2 ir 7, ar ne? Nes 3 mes negalim būti 100%. Davai pasirinkime matematinę pergalę. Nu, sakau, jeigu netikit manim kaip šerifu, imkit 7, nes jinai va, antras pasakė. Nu, ne, bet žiūrėkit, Hebra, paklausykit logiškai. Jeigu jūs netikit manim kaip šerifu, aš su 7 komandu, viskas gerai, išsibalsuokim 7, aš patikrinu savo paskutinį tarp 3 ir 5, mes laim. Ne. 10 sekundžių. Ne, taip, 2 tada lieka. 2 lieka. Ok, tai žiūrėkit, gerai, tai aš šerifas, aš balsuoju prieš 2, aš pasitikrinsiu ar 3 ir 5 paskutinį ir viskas. Laikas, klausome antro. Iš tikrųjų 9. Priimta 9. Privalot suprasti, dėl ko aš, žiūrėkit, 6, jisai duoda 6 juodų patikrintų, 6 prašo patikrinti 8, jisai piešia komandą 1, 8, 9. Aš galiu patikrinti, jeigu aš donas, aš patikrinu 7 raudoną, nes jinai ir tiki mano versiją, kaip ir automatiškai išeis 1, 8, 9. Aš pasakau, kad jūs esate raudonas, man nėra prasmės duoti jūsų raudonų. Kadangi jo patikrintas juodas prašo, jisai piešia tą komandą 1, 8, 9. Aš sakau, kad jūs esate raudonas. Dabar jisai blaškosi, jis nežino ką, jis netgi galvoja, kad išeina 7, nesuskaičiuoja iki matematikos 2 + 2. Turite prabalsuoti 9. Komanda jo 1, 7, 8. 7 patikrinimas, kai 7 uždėjo nuo 1 iki 7, pasakė, kad čia 3 mafai, jisai neatakavo 7, jis atakavo 6. Aš parkavau 6, klausiu, kas tau tarp 4, 5 yra juodas, kas yra 3, jisai rodo spalvas ir jis patikrina 6. Tu turi jisai tikrai prabalsuosi 9, tu turi prabalsuoti 9. Laikas, klausome 3. Jis tau žaidėjo numeris 9. Paklausykit dabar jūs ir jūs. Man gali būti komanda 2-5-6, kurią aš dabar galiu pralaimėti, nes buvo nesusišaudimas. Aš žinau, kad tikrai nesu juoda žaidėja ir aš būčiau susišaudžius su antru, jeigu būtų 2-3-6 komanda. Anulio 6 sakė, kad įtarė 2-5. Ar jisai, jeigu 2-5-6 yra komanda, įtars, nemanau. O 9 dabar jis atsikėlęs, jis net nesvarsto, kad 2-5-6 komanda gali būti. Jisai sako, man trečia labiau juoda. Tai viskas, tada man gaunatės, kad jūs esate visiškai ne šerifas ir aš balsuosiu prieš jūs. Būtų susišaudimas, jeigu tarp 2-3-6 būtų komanda. Jo išeidami žaidėjai pirmas net pasakė, kad aš esu irgi raudona žaidėja. Dabar man tai yra visiškai aišku, kad 1-7-9. Taip, vienas išėjo nesibaigė 3-3-7-9. Dabar išeina 9, mes turim pasirinkti tarp šerifų. Prisiminkit, kad buvo nesusišaudimas. Tai reiškia, kad 2-3 tikrai nėra. Vienintelė komanda gali būti 2-5-6, bet aš jai nebijau pralaimėti, nes jisai net nesvarsto, jis perka 5 ranką, nes net jisai tiesiog griežtas šaudo. Visi pasisakėte, periname į balsavimą. Išstatytos kandidatūros 2-7-9. Kartoju, 2-7-9. Pasirašym, kas balsuojat prieš 2? Ačiū, 3 balsai. Kas balsuojat prieš 7? Ačiū, balsų nėra. Ir prieš 9 likę 3 balsai. Žaidėjai 2-9, surinkot po vienodai, kalba antras. Jūs Ugudaikos sėdėt, jums kol kas sekasi, bet čia turbūt bus paskutinės tas dalykas. Kaip jūs gali surišti komandą 2-3, kada aš duodu 8 patikrintų raudonų, kai jis privalo būti pas mane patikrintas juodas. Jinai išstato 9, kai jo nuėjęs juodas 6. Juk jo nuėjo 6 juodas. Akivaizdu, kad tiesioginis balansas yra tarp juodo ir šerifo. Arba tarp 2 šerifų. Kokiu būdu jūs pastatų ir jisai sako, jis patikrina 8, o ne 3, pavyzdžiui. Klausome 9. Žiūrėkit, aš jau supratau, komanda bus 2-3, dabar paklausykit, kodėl. Visą savo minutę antras skiria 5 ir bando pirkti 5 balsą. Aš taip nedariau. Pasižiūrėkit, aš pats ką ir paskui manęs klausė 8 žaidėjas. Aš sakau, tarp 3 ir 5 man labiau atrodo, kad 3, ar ne? Jūs aiškiai kalbėjot su 5, kad 3 juoda. Su visais aš kalbėjau ir aš, kai manęs klausė, žymai, pasakykit, kad manęs klausė tarp 3 ir 5 kas. Aš tuo metu tikrai galvau, kad 3 labiau, bet vienintelis jūsų argumentas čia turbūt žaidžia šitą žaidimą nesušauna. 2 ir 3 yra komanda, ganėtinai akivaizdžiai, tai ir aš tai su jumis visais kalbu. Aš kalbu su 3, su 5, su 7, su 8. Aš jums visiems sakau. Kas? Pakartotinis balsavimas tarp 2-9. 2-9. Pasiruošėm balsuoti. Kas balsuojat prieš 2? Ačiū. 2 balsai ir prieš 9. 4 balsai. Žaidėjas numeris 9. Atsisveikinimo kalbų. Nu, neringa pralašė 2-3. Kaip įmanoma? Kaip įmanoma? Tai galbūt tada mus pakelkite, jeigu dvejoja. Pakelkit mus abu. Tai stop žaidimo mafijos perėmė. Taigi tu gerai prabalsuoji, ko tu nepakeisti vėl? Dėl to, kad antras gerai, pažiūrėjau, man jis žiūri, dabar gerai.